Sveiki gyvi! Ar kada susimastėte, kad kiekviena gera istorija, ji juk prasideda praeityje, bet kaipgi ją papasakoti? Tam anglų kalba turi vieną be galo galingą įrankį – tai past simple laikas. Būtent šiandien mes ir išsiaiškinsime, kaip jį perprasti ir, atrakinti tą savo pasakojimų skrynę. Pagalvokime apie tai visai paprastai. Kaip papasakoti, kas nutiko vakar, o gal praeitą savaitę. Iš pirmo žvilgsnio atrodo smulkmena, tiesa, bet patikėkit, būtent čia ir slypi visa past simple laiko esmė. Tad pažiūrėkime, kaip visa tai veikia iš arčiau. Gerai, štai koks mūsų planas šiandien. Pirmiausia, pakalbėsime apie praeitį apskritai. Tada 4 pagrindiniai atvejai, kada šį laiką naudoti. Aišku, aptarsime taisyklę su galūne ed. Po to susipažinsim su tais netaisyklingaisiais veiksmažodžiais. Viską sujungsime ir galiausiai lauks nedidelis pasakojimo iššūkis. Pradedam. Įsivaizduokim, kad turime, tokią žodinę laiko mašiną. Skamba neblogai, ar ne? Būtent tai ir yra past simple laikas. Jis mums leidžia tiesiog nusikelti atgal laiku ir papasakoti apie bet kurį įvykį, kuris jau turi aišką pabaigą praeityje. Čia svarbiausias žodis, kurį reikia įsiminti, yra pasibaigę. Veiksmas turi būti 100% užbaigtas. Galima įsivaizduoti taip. Įvyko, baigėsi ir padėjome tašką. Jau nebesitęsia, neturi jokio ryšio su dabartimi, viskas, praeitis. Gerai, teorija lyg yra aiški. Bet kada konkrečiai mums prireiks tos laiko mašinos? Yra, sakyčiau, 4 pagrindinės situacijos, kuriuose past simple yra tiesiog nepakeičiamas. Taigi, panagrinėkime jas visas. Taigi, išsiaiškinkime juos po vieną. Pirmas atvejis, kai kalbame apie vieną konkretų baigtą veiksmą praeityje. Pavyzdžiui, vakar žiūrėjau filmą. Viskas, pažiūrėjau ir baigta. Antras, kai pasakojame visą įvykių seką, kas vyko po ko. Tarkim, atsikėliau, tada papusryčiavau ir tada išėjau į darbą. Vienas po kito. Trečias atvejis, kai turime aiškius laiko žymenis. Žinot, tokius kaip yesterday, last week ar in 1999. Ir ketvirtas, pats paprasčiausias, kai kalbame apie visiems žinomus istorinius faktus. Skamba visai paprastai, tiesa. Dabar pradėkime nuo geros naujienos. Tikrai geros. Dauguma anglų kalbos veiksmažodžių yra, pavadinkim, paklusnus. Jie laikosi vienos labai paprastos taisyklės. Tai galūnės -ed. Pažiūrėkime, kaip ji veikia praktiškai. Štai žiūrėkite puikus pavyzdys. Matot paryškintą žodį talked. Viskas, ką reikėjo padaryti, tai prie veiksmažodžio talk tiesiog pridėti tą magišką galūnę ed. Ir viskas. Štai mes jau ir keliaujame vaiku atgal. Bet, žinoma, kur yra taisyklės, ten visada atsiranda ir maištininkų. Anglų kalboje šie maištininkai yra netaisyklingieji veiksmažodžiai. Tikri taisyklių laužytojai. Tad pasiruoškime su jais susipažinti. Taigi šitie veiksmažodžiai visiškai ignoruoja tą gražią ed taisyklę ir, tiesiog eina savo keliu. Kiekvienas jų turi unikalią praeities laiko formą, kurią dėje reikia tiesiog išmokti. Bet, žinokit, nesijaudinkit, dauguma jų yra tokie dažni, kad jie labai greitai tampa įprasti ir, kaip sakoma, limpa. Štai čia puikiai matosi tas skirtumas. Pažiūrėkite, kairėje turime tvarkingą procesą. Talk plus ed lygu talked. Paprasta. O dešinėje visiška transformacija. Go kažkaip pavirsta į went. Jokios aiškios taisyklės čia nėra. Tiesiog pokyčias, kurį reikia atsiminti. Štai lentelėje matome keletą pačių dažniausių maištininkų. Ir čia turiu vieną gerą patarimą. Tikrai nemėginkit išmokti visų iš karto. Tai būtų per daug. Pradėkime nuo pačių svarbiausių. Tų, kurios vartojame kasdien. Pavyzdžiui, kad go virsta į went, see į saw, o eat tampa ate. Jau vien šitų užteks pradžiai. Na gerai, teorijos jau pakankamai, o juk teorija yra viena, bet praktika visai kas kita. Geriausias būdas viską įtvirtinti yra žinoma iškart panaudoti. Tad išbandykime jėgas su keliais greitais iššūkiais. Ką manot, pasiruošę? Gerai, pirmasis iššūkis. Sakinys. They went to school yesterday. Turime laiko žymeklį yesterday, reiškianti vakar. Tad koks variantas čia tiktų? A. Go. B. Went ar C. Going. Duodu sekundę pagalvoti. Taip, jei galvojote apie variantą B, went, pataikėte tiesiai į 10. Go yra vienas iš mūsų aptartų maištininkų, todėl jo praeities forma ir yra went. Puiku. Gerai, bandom dar vieną. We, our friends, last weekend. Šįkart turime veiksmažodį meet. Prisiminkim, kokia jo praeities forma. Pagalvokim.
Būtent. Teisingas atsakymas yra B. Met. Veiksmažodis meet taip pat priklauso netaisyklingųjų klubui ir jo praeities forma yra met. Matau, sekasi puikiai. Na štai, apšilimas baigtas, dabar pats laikas sujungti visus taškus į vieną visumą. Pereikime prie, sakyčiau, kūrybiškiausias dalies. Pabandykime užbaigti trumpą istoriją, pritaikydami viską, ką tik aptarėme. Gerai, pabandykime užpildyti šias spragas kartu. Pirmas sakinys. I wake up early and go to the park. Ką čia darytume? Na, žinoma, waked ups woke, o go went. Puiku. Toliau. My friend brings some sandwiches and we eat together. Čia bring virsta brought, o eat ate. Taip? Trečias sakinys. Later, we see a beautiful sunset and take many photos. Ką manot? Be abejonės, saw ir took. Ir paskutinis. It be one of the best days of the year. Veiksmažodžio be praeities forma čia bus was. Štai ir viskas. Pažiūrėkit, kaip visos taisyklės susijungia į gražų sklandų pasakojimą. Tiesą sakant, kiekvienas sakinys, parašytas praeities laiku, yra maža istorija, kuri laukia, kol bus papasakota. Dabar, kai jau turime raktą, past simple laiką, atėjo metas pasakoti savas istorijas. Tad kokiagi bus ta pirma istorija, kurią verta papasakoti?